Labą dieną, esu Andrius Adomkus, banko Finasta investicijų strategas ir norėčiau pakviesti visus pakalbėti apie padėtį finansų rinkose ir galimas tendencijas artimiausioje ateityje. Tai visų pirma reikėtų pradėti nuo trumpo žvilgsnio į ekonominę situaciją ir be abejo, kad praėjusiais metais daugelio žvilgsnis ir dėmesys visų pirma krypo į skolų krizę Europoje, kur padėtis iš esmės ėmė taisytis antroje metų pusėje ir galime prisiminti, kad Liepos mėnesį Europos centrinio banko prezidentas Mario Draghi pareiškė, kad Europos centrinis bankas imsis visų reikiamų priemonių eurui paremti. Na ir kaip matome, tai suteikia reikiamo pasitikėjimo finansų rinkoms ir palūkanų normos daugelyje šalių pradėjo kristi. Be abejo, kad tikrai lieka pakankamai daug problemų Europoje ir ekonominė padėtis čia dar kurį laiką turėtų išlikti gana sudėtinga. Vis dėlto, kas yra svarbu, kad problemos yra sprendžiamos, na, o netgi labiausiai prislėgtose pietų Europos valstybėse jau galima įžvelgti pirmųjų pagyvėjimo požymių. Na, kaip pavyzdį galbūt galėčiau paminėti krentančius darbo jėgos kaštus dėl vidinės devalvacijos, taip pat gerėjantį eksporto konkurencingumą. Visa tai ir taip pat daugelis kitų požymių leidžia tikėtis, kad ekonomikos augimo paspartėjimas jau turėtų būti ryškesnis antroje šių metų pusėje. Taip pat reiktų pasakyti, kad pasaulio ekonominiai duomenys bei ekonominiai lūkesčiai ėmė iš esmės taisytis praėjusių metų rudenį. Kaip matome, šiuo atveju tai atspindi ekonominių lūkesčių atitikimo indikatorius. Na ir be abejo, kad rugsėjo mėnesį, kuomet Federalinis rezervų bankas pradėjo trečiąjį turto supirkimo etapą arba dar vadinamą QE3 programą, tai na, ekonominė padėtis tikrai ėmė iš esmės gerėti ir taisytis. Ir ji šiuo metu yra gerokai geresnė ir stipresnė palyginus su ta situacija, kuri buvo prieš metus. Tuomet, kaip matome, vienintelė stipri ekonomika buvo Jungtinės valstijos, kai padėtis Kinijoje ir Europoje sparčiai prastėjo. Na, jau minėjau apie pirmuosius pagyvėjimo požymius Europoje, tai gal pridursiu, kad tokia svarbi besivystanti rinka kaip Kinija taip pat rodo atsigavimo požymius, čia gausėja užsakymų, atsigauna pasitikėjimas. Na, o Jungtinės valstijos, nors ši ekonomika turi savų problemų, vis dėlto ją turėtų paremti atsigaunanti nekilnojamo turto rinka bei mažėjantis nedarbas. O šiaip apskritai šiemet pasauliu yra prognozuojamas bendras vidutinis augimo tempas kažkur 3%, o besivystančioms rinkoms truputį daugiau kaip 5%. Na ir galime paskaičiuoti, kad besivystančios rinkos už išsivysčiusias turėtų augti net 7 kartus sparčiau, kai pernai palyginus atotrūkis siekia tik 4 kartus. Na, bet mano paminėti skaičiai istorinė prasme nėra kažkokie tai išskirtinai dideli, jie tiesą sakant nėra labai ženklus. Na ir dėl to prielaidų infliaciniam spaudimui pasireikšti artimiausioje ateityje trūksta ir na, galime pastebėti, kad tiek Jungtinėse valstijose, kaip šiuo atveju matote, tiek Europoje pastaruoju metu galime matyti tam tikrą infliacinių lūkesčių padidėjimo tendenciją. Vis dėlto infliaciniai lūkesčiai istoriškai lieka labai žemame taške. Na ir kaip to priežastį turbūt galime paminėti visų pirma vis dar labai aukštą nedarbą visame pasaulyje, taupimą, kuris vis dar lenkia vartojimą bei investicijas. Na, taip pat pakankamai vis dar nedidelius bankų kreditavimo tempus ir dydžius. Ir visa tai, mano šie paminėti procesai yra gana inertiški
Tad tikėtis, kad artimiausio ateityje jie galėtų iš esmės pajudėti priešingą linkme turbūt nereikėtų. Na ir dėl to, kaip minėjau, tikrai prielaidų staigiam infliaciniam spaudimui pasireikšti artimiausioje ateityje tikrai nėra. O dėl to pasaulio centrinių bankų pagrindinių politikos tikslų ir toliau artimiausioje ateityje turėtų išlikti visų pirma parama ekonomikai ir kova su nedarbu, o kaip matome, būtent nedarbo mažėjimas istoriškai yra itin palankus visų pirma rizikingoms investicijoms ir, kaip šiuo atveju matome, konkrečiai akcijoms. Na ir galėčiau paminėti, kad pavyzdžiui Federalinis rezervų bankas yra pareiškęs, kad neketina kelti palūkanų bent tol, kol nedarbas Amerikoje nesumažės iki 6,5%. Na, kaip pavyzdys, šiuo metu jisai remiasi į 8%, tai tad galime sakyti, kad gana tolima perspektyva. Praėję metai buvo itin palankus visų pirma rizikingoms investicijoms, visiškai pasiteisino investicijos centrinėje ir rytų Europoje bei į besivystančių rinkų obligacijas. Besivystančių rinkų akcijos sparčiau pradėjo kilti antroje metų pusėje ir pranoko išsivysčiusias. Tokios rinkos kaip Rusija bei Kinija pernai kaupėsi šuoliui, tačiau vis dar nepademonstravo savo tikrojo augimo potencialo. Metai buvo iš esmės sėkmingi ir saugioms obligacijoms, o žaliavoms laikas buvo gana nepalankus dėl mažėjusios paklausos Kinijoje. Pasaulio akcijos, kaip šiuo atveju atspindi pasaulio akcijų indeksas MSCI World, nuo 2009 metų kovo, kuomet prasidėjo dabartinė akcijų bulių rinka, jau spėjo atgauti, atkurti apie 2/3 visos akcijų per krizę prarastos vertės. Na ir kaip matome, nuo pat 2009 kovo akcijos atsigauna tokiu labai aiškiu, stipriu pakilimo trendu. Iš techninės analizės pusės nėra visiškai jokių prielaidų ar įrodymų, kad šis trendas artimiausioje ateityje galėtų nutrūkti. Na ir jeigu istorija kartosis ir akcijos kils taip, kaip mes prognozuojame, tai vien tam, kad pasiektų įkaitusių kainų lygį, tai akcijų grąžos potencialas lieka kažkur 20–25%. Be to, penktieji bulių rinkos metai akcijoms yra istoriškai palankus. Na, galime prisiminti, kad iki šiol yra buvę 12 akcijų bulių rinkų ir 8 atvejais iš tų 12 akcijos kildavo bent 4 metus. Na, iš tų 8, 5 atvejais, kaip šiuo atveju, kaip šiame pavyzdyje žymi žalia kreivė, 5 atvejais iš 8 akcijos taip pat kildavo ir 5 metais. Na ir nepaisant pakankamai tokio lėtos pradžios, vis dėlto 5 metų vidutinė grąža, kaip matome, buvo gana solidi, vidutiniškai siekė apie 19%. Na ir tik tai 3 atvejais iš 8, kaip rodo šiuo atveju raudona kreivė, akcijų pakilimas 5 metais nutrūkdavo, bet kas yra svarbu paminėti, kad kas kartą akcijoms kelią pastodavo pasaulinė recesija. Nepaisant mano minėtų problemų Europoje, vis dėlto pasaulinės recesijos nesitikime nei šiais, nei kitais metais, tad ir prielaidų akcijų bulių rinkai, kurią šiuo atveju atspindi mėlyna kreivė, nutrūkti šiais, tai yra 5 akcijų bulių rinkos metais, 2013 metais tikrai trūksta ir nėra. Be to, labai svarbi parama akcijoms ateina iš įmonių pelnų,
kuriuos šiuo atveju atspindi raudona kreivė ir kaip matome ir galime palyginti su ankstesniais rinkos pikais 2000 ir 2007 metais, šiuo metu įmonių pelnai yra rekordiškai dideli ir be abejo, kad jie tikrai galėtų ir mažėti, vis dėlto tam reikėtų turbūt bent keleto prielaidų. Visų pirma, ekonominė padėtis turėtų iš esmės pablogėti, o kaip jau minėjau, prognozės ir tendencijos leidžia tikėtis priešingo, tai yra kaip tik ekonomikos augimo paspartėjimo dar antroje šių metų pusėje. Be to, turime prisiminti, kad palūkanų normos yra itin žemos, o žaliavų kainos taip pat nėra šiuo metu aukštos ir visa tai sukuria labai geras prielaidas įmonėms ir toliau uždirbti gana didelius solidžius pelnus ir tai turėtų paremti akcijų kainas. Taip pat, ką būtų svarbu paminėti, kad akcijos istoriškai šiuo metu nėra brangios ir kaip matome pagal vadinamąjį PE rodiklį, kas yra akcijos kainos ir pelno akcijai santykis, daugelis rinkų šiuo metu yra vis dar atitrūkę nuo savo istorinių vidurkių, o pačios perspektyviausios ir daugiausiai grąžos potencialo uždirbti šiemet turinčios rinkos yra centrinė ir rytų Europa ir čia visų pirma norėčiau išskirti Baltijos šalis, taip pat Rusija, o iš kitų besivystančių rinkų dar galbūt galima išskirti ir Kiniją. Tai priežastis, šių rinkų perspektyvumo priežastis yra labai paprasta, jos lieka pačios pigiausios tiek istoriškai, tiek palyginus su kitomis rinkomis. Ir be to, akcijų bulių rinkai perėjus į savotišką brandos stadiją yra labai natūralu ir labai tradiciška, kad pirmuoju smuiku pagaliau pradeda griežti tos rinkos, kurios anksčiau buvo šešėlyje ir būtent mano paminėtos rinkos pernai išliko šešėlyje rinkos lyderių Turkijos, Meksikos, Vokietijos. Tai yra tokių rinkų, kur akcijos pernai kilo 60, 40, 30%. Ir tikrai tikėtina, kad akcijų bulių rinkai perėjus į savo brandą, investuotojai vis labiau ieškos kuo pigesnių rinkų, kuo mažiau įvertintų rinkų. Be to galime prisiminti, kad būtent šios rinkos pasižymi tokiais svarbiais aspektais kaip mažos skolos, vieni iš didžiausių ekonomikos augimo potencialų. Taip pat čia galime rasti gana daug pakankamai solidžius dividendus mokančių bendrovių. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl mūsų nuomonė akcijos šiemet turėtų ir toliau kilti, yra ta, kad iš tikrųjų nematome vis dar jokio masinio susidomėjimo akcijomis. Tikrai nesijaučia tos euforijos, kuri liejosi per kraštus, pavyzdžiui, 2007 metais. Ir galime prisiminti, kad akcijos kyla jau 4 metus ir vis dėlto per šį laikotarpį rekordiškai dideli pinigų kiekiai, kaip šiuo atveju matome skaidrėje, išėjo iš akcijų fondų ir buvo nukreipta į obligacijų rinką. Priežastis čia be abejo yra labai paprasta. Per krizę daugelis investuotojų smarkiai nudegė nuo nuostolių akcijose ir yra vis dar linkę investuoti itin konservatyviai. Tačiau mūsų nuomonė ši situacija turėtų pamažu keistis, nes obligacijų grąžos perspektyvos darosi gana nepatrauklios, nes jau, kaip minėjau, infliaciniai lūkesčiai rodo didėjimo tendenciją, palūkanų normos yra itin mažos ir greičiausiai dėl šių priežasčių tam tikro ryškesnio pinigų krypties pajudėjimo iš obligacijų rinkos į akcijų fondus jau greičiausiai galime tikėti sulaukti šiemet. Bet trumpuoju laikotarpiu tikėtina akcijų rinkos korekcija ir ji greičiausiai yra neišvengiama.
Kaip matome, po to, kai buvo įveiktas vadinamasis fiskalinis skardis Jungtinėse valstijose, per sausio mėnesį optimizmas akcijų rinkoje pasiekė ekstremalų lygį. Na ir žvelgiant retroperspektyviai, tai tikrai, ko gero, ši situacija gali reikšti tik vieną, jog šis perteklinis garas, kuris susiformavo akcijose, anksčiau ar vėliau turėtų būti nuleistas. Bet jau kaip minėjau, kadangi ilgalaikės prielaidos ir terpė akcijoms šiemet išlieka palanki, tai bet koks toks pelnų fiksavimas būtų pakankamai palanki ir patogi proga investavimui į akcijas. Santykinis pranašumas, kurį besivystančios rinkos pradėjo taip jau ryškiau demonstruoti išsivysčiusių rinkų atžvilgių pernai antroje metų pusėje, mes galvojam, kad šis santykinis pranašumas turėtų išsilaikyti ir šiemet, nes skirtumas nuo istorinio vidurkio, kurį atspindi geltona tiesė, vis dar yra pakankamai didelis. Na, be to, kaip jau minėjau, besivystančios rinkos turi visą aibę palankių savybių, tokių kaip aukštesnis augimo potencialas, mažesnės skolos, palankesnė demografinė situacija ir daugelis kitų svarbių priežasčių. Europos akcijos taip pat turi visas galimybės šiemet demonstruoti ir toliau, kaip ir pernai, aukštesnę grąžą lyginant su išsivysčiusiomis rinkomis, nors jau tas, sakykime, pranašumo skirtumas pasiekė savo istorinį vidurkį, vis dėlto Europos akcijos investuotojų portfeliuose sudaro istoriškai gana nedidelę dalį. Daugelis investuotojų tiesiog vis dar privengia jų dėl recesijos Europoje. Bet tikėtina, kad sklaidantis recesijai ir gerėjant įmonių pelnų perspektyvoms, dėmesys Europos akcijoms turėtų vis dar išlikti pakankamai didelis. Tuo tarpu nukritus palūkanoms, konservatyvios obligacijos tapo itin brangios. Šiuo atveju pateikiamas Vokietijos pavyzdys, bet labai panašų vaizdą galime matyti ir Jungtinėse valstijose. Tai šiuo atveju yra skirtumas tarp akcijų dividendų pajamingumo bei obligacijų palūkanų. Ir mes matome, kad pastaruoju metu jisai tapo didžiausias per kone pastaruosius 40 metų. Tai ši situacija greičiausiai neturėtų galimybių išsilaikyti labai ilgai, nes, kaip minėjau, infliaciniai lūkesčiai didėja, palūkanos itin mažos ir obligacijų grąžos perspektyva darosi nebepatraukli. Na ir tai, ko gero, yra į naudą santykinai ženkliai pigesnėms akcijoms. Kalbant apie rizikingas obligacijas, apie besivystančių rinkų obligacijų rinką, tai jau minėjau, kad ši rinka buvo viena iš labiausiai brangusių pernai ir natūralu, kad čia palūkanos taip pat nukrito itin daug, itin žemai ir mes matome, kad jos šiuo metu jau yra žemiau istorinių vidurkių ir netgi žemiau to lygio, kuris buvo prieš krizę, tad potencialo joms toliau ženkliai trauktis nebėra daug. Vis dėlto galima pažymėti, kad kai kuriuose rinkose, pavyzdžiui, toje pačioje centrinėje rytų Europoje, vis dar galima rasti pakankamai patrauklių obligacijų, bet labai svarbus yra selektyvumas ir visų pirma turėtų būti orientuojamasi tik tai į gana trumpas emisijų trukmes, kad išvengti galimų nepalankių trumpalaikių svyravimų. Be to labai svarbu yra emitentų mokumas, kad jis būtų kaip galima labiau patikimesnis. Priėjome prie kasmet visuomet labai aktualaus klausimo, tai yra stiprės ar silpnės doleris. Tai šiemet terpė doleriui yra gana nepalanki, nes ji visų pirma yra palanki rizikingoms investicijoms. Na, o paprastai yra taip, kad
kuomet brangsta rizikingas turtas, brangsta akcijos, brangsta besivystančios rinkos, tuomet saugia valiuta laikomas doleris paprastai silpnėja. Ir tikėtina, kad ši tendencija turėtų išsilaikyti ir šiemet. Na, o žvelgiant grinai techniškai, tai dolerio indekse galime išvelgti tokią gana nepalankę formuotę kaip galva ir pečiai, arba angliškai dar žinoma kaip head and shoulders. Tai gana tokia klasikinė situacija, kuomet ilgą laiką stiprėjęs kursas pamažu pradeda buksuoti, rodo pagreičio išsikvėpimo požymius ir matome, kad nebesugeba aukščiau pakilti. Tikėtina, kad ši situacija turbūt doleriui šiemet tikrai nieko palankaus nežada. Vienas iš mitų, kurį norisi paneigti, yra dėl galimo burbulo aukso rinkoje. Na, palyginus įvairius istorinius precedentus, mes galime konstatuoti, kad tikrai praeitie yra buvę apstu epizodų, kuomet tiek tas pats auksas, kurį atspindi geltoni stulpeliai, tiek tas pats auksas, tiek įvairios kitos turto klasės brangdavo tiek gerokai ilgiau, tiek gerokai daugiau. Ir dabartinė situacija aukso rinkoje, kurią matome dešiniausiame geltoname stulpelyje, na, tikrai kažkokią nepamatuotą ir perteklinę euforiją, ko gero, net nekvepia. Tiesą sakant, yra priešingai, po paskutinių metų korekcijos, aukso kainos korekcijos, pesimizmas aukso rinkoje pasiekė ekstremalų lygį ir, kaip matome patinėme grafike, tikrai pesimistų skaičius šiuo metu, pesimistiškai nusiteikusių dėl aukso perspektyvų skaičius rinkoje tokių investuotojų yra dauguma, jisai pasiekė ekstremalų lygį. Na ir tiek pesimistų paskutinį kartą dėl aukso buvo tik tai praėjusių metų vidury, tuomet aukso kaina pakilo nei daug nei mažai, 16%, atitinkamai kylant kainai, natūralu, kad daugėjo optimistų ir optimizmui paėmus viršų, pasiekus ekstremalų lygį, vėlgi rinka pasielgė priešingai ir aukso kaina krito žemyn 8%. Dabar mes vėlgi matom, kad pesimizmas įsigalėjo ir ko gero ši situacija vėlgi, žvelgiant retroperspektyviai, tai gali reikšti pakankamai gerą laiką šiemet auksui. Tai trumpai apibendrinsiu tai, apie ką šnekėjau. Šiemet laikomės pozicijos iš esmės didinti investicijas į akcijas bei mažinti obligacijų dalį. Dabartinė terpė yra itin palanki rizikingoms investicijoms. Galima paminėti, kad ekonominė aplinka iš esmės gerėja, centrinių bankų politika dar pakankamai ilgai turėtų išlikti palanki, akcijų bulių rinka nedemonstruoja kažkokių tai išsikvėpimo signalų, vis dar nematėme masinio susidomėjimo akcijomis. Na, tuo tarpu nukritus palūkanoms, saugių ir konservatyvių obligacijų grąžos perspektyvos darosi nebepatrauklios. Didžiausių potencialų brangti pasižymi šiemet besivystančių rinkų akcijos. Tai čia galima išskirti tokius regionus kaip Baltijos šalis bei Rusija, iš dalies Kinija. Na, taip pat sąlygos yra gana palankios Europos akcijoms bei auksui. Tuo tarpu tokios konservatyviomis laikomos investicijos kaip saugios obligacijos ir doleris greičiausiai turėtų vis labiau nueiti į antrą planą dėl, kaip jau minėjau, gana nepalankių jų grąžos perspektyvų. Ačiū už dėmesį ir sėkmės investuojant.